Laba diena. Šiandien vėl kalbėsime apie sveiką mitybą. Valgau, kad augčiau. Pamokos tikslas – padėti suprasti, kuo ir kam naudingi pagaminti gaminiai, prisiminti sveikos gyvensenos įgūdžius. Turime susitarti. Užduotį pradėkite atlikti gavę leidimą. Gerai pagalvokite ir tik tada atsakykite. Susikaupkite, būkite kantrūs. Kur laikomi greitai gendantys maisto produktai? Šaldytuve ar spintelėje? Teisingai, šaldytuve. Kurių maisto produktų nereikia laikyti šaldytuve? Na, pažiūrėkite. Taip, miltų. Ko reikia, kad augtum sveikas ir stiprus? Kasdien valgyti vaisių ir daržovių, valgyti daug pyragaičių. Na, teisingai, vaisių ir daržovių reikia daug valgyti. Ar nuskintas daržovės tuoj pat galima valgyti? Taip. Negalima iš karto valgyti. O kodėl? Nuskintas daržoves prieš valgant reikia virti, plauti ar konservuoti. Teisingai, pirmiausia reikia plauti. Šaunuoliai. Kurie iš šių maisto produktų yra naudingi? Saldainukai, serbentai ar bandelės? Na, aš manau, kad jūs teisingai pasirinko. Taip, uogytės naudingos. Kodėl reikia valgyti daržoves, vaisius? Juose daug vitaminų, paįvairina mitybą, abu atsakymai teisingi. Taip, ir tas atsakymas yra teisingi. Abu atsakymai yra teisingi. Dengiame stalą arbatai. Apibrėžk, ko prireiks. Ko prireiks arbatai? Teisingai, pirmiausia, reikia pačios arbatos, reikia iš ko gerti, tai reikės puodelių, na ir jeigu mėgstame saldžią arbatą, prireiks ir cukraus, bet galima gerti ir nesaldžią arbatą. Kurie produktai tiktų prie arbatos? Taip, čia matome sumuštinukus. O čia yra kepsnis. Tai prie arbatos labiau tinka sumuštinį. Apibrėžk, iš kurių produktų pagamintum sumuštinį. Ar teko gaminti sumuštinį? Na, kokius produktus pasirinks? Na, šaunuoliai, jūs tikrai žinote. Kurių daiktų nenaudosi šventiniam stalui padengti? Na, pagalvokim, šventiniam stalui kas netinka? Taip, šitie vienkartiniai indai. Jie tinka. Dengiant stalą gamtoje, kelionėje, išvykoje. Kurie daiktai nėra virtuvės reikmenys? Ar matote čia daiktą, kuris nėra virtuvės reikmenys? Teisingai, plaktukas. Nors kartais praverčia tokią priemonę. Kaip sekėsi? Įsivertinkite save. Jeigu puikiai sekėsi, tai jūs uždirbote daug uogyčių. Jeigu dar netvirtai žinojote, na, mažiau uogyčių, na, o jeigu tik 2 uogytės uždirbote, reiškia, reikia dar pasistengti. Tai